Dabartinėme pasaulyje, kai turim potencialius pasaulinius prekybos karus, konkurencingumas išlieka labai svarbus ir tikriausiai šiame kontekste mums labai svarbu ne tik gerinti Europos įmonių konkurencingumą, bet taip pat išlaikyti ir mūsų klimato kaitos susitarimus, kad jie nebūtų nustumti į šoną, bet aš manau, kad bent jau kol kas ES tai negresia ir tvarumas tikrai nėra sąskaita konkurencingumui. Ką rodo Lietuvos pavyzdys pastaruosius 2 metus, kad gyventojai pajutę energijos kainų šoką patys pamatė, kad klimatui draugiški sprendimai yra ir jų piniginiai tuo pačiu draugiški, tai tikrai nereiktų priešinti galbūt per daug, kad tvarų sprendimai nėra kažkaip tai ekonomiški ir naudingi mūsų piniginiai. Ką pabrėžčiau šiuo metu, kas tikriausiai vyrauja ES lygmeniu, kad tiesiog buvo įvesta labai daug reguliacijų įmonėms, kurios turėjo praleisti valandas, bandant supildyti dokumentus, atitikti tvarumo standartus. Tai, tikriausiai yra klausimas, how much is too much, tai mums reikia taip atrasti tą tokį vidutinį balansą, vidutinį tašką, kad galėtumėm išlikti konkurencingi, bet taip pat neapleidžiant ir savo klimato kaitos įsipareigojimų.